Now, whether you felt anything or not, all of us were blessed by the Lord tonight. Sako, nesvarbu, ar jūs, nesakė nesvarbu, sakė, ar jūs jautėte ar ne, visi mes buvome palaiminti Dievo. You noticed a few men staggered back when I prayed with them. Sako, jūs jautėte, kai kurie vyrai tiesiog That's just the way God krito atgal, kai touches people that way sometimes. Sako, tiesiog kartais Dievas taip paliečia žmonės. Matter of fact, frequently people fall down on the floor. Sako, kaip faktas, dažnai žmonės tiesiog krenta ant grindų. And that's all okay. That's a good thing. Sako, ir tai yra gerai, tai yra geras dalykas. But whether you felt the presence of God or not, He was here. Bet nepaisant, ar jūs jautėte Dievo buvimą čionais, ar ne, Jisai buvo čia. And He blessed every one of you that received prayer. Ir Jis palaimino kiekvieną iš jūsų, kurie tai priėmė. If you don't experience a total healing tonight, Jeigu jūs nejautėte visiškai pilno išgydymo šiandieną, it may happen tomorrow or even during the next week. tai gali atsitikti rytą ar netgi visą likusią savaitę. But we can expect God to answer our prayers that we prayed tonight. Bet mes turime tikėtis, kad Dievas atsakė į mūsų maldą šiandien. And again, I want to encourage you, maybe you can be part of a men's group in this parish. Sako, ir dar kartelį aš norėčiau jūs padrasinti, būtent burtis į vyrų maldos grupelės. We get the books available. Mes turime knygas, We have these books, signpost books. mes turime šitas knygas, kurie vadinasi... We only have them in the Russian language right now. Sako, kol kas jos yra rusų kalba, But we'll have them in Polish again, and we'll also have them in Lithuanian soon. sako, bet mes greitai turėsime lenkų kalbą ir greičiausiai lietuvių kalbą. I want you to take a book and consider being part of the group. Taigi aš norėčiau, jūs paimtumėte tą knygą ir jaustumėtės būtent šitos grupelės dalimi. You'll hear more about it in the very near future in this parish. Sako, jūs išgirsite greit daugiau informacijos būtent apie tas vyrų maldos grupelės šitoje parapijoje netrukus. There's a website that you can look up in this book too, if you want to go to the website and learn all about what the Men of St. Joseph is about. Taip pat knygoje galėsite rasti interneto nuorodą, kurioje yra daugiau informacijos. And if you have any questions at all about anything, just ask Andrew. Sako, jeigu jūs turite daugiau klausimų arba kažko, tai tiesiog galite paklausti manęs, aš He has all the answers. Say it. Ir sako, jūs galite paklausti manęs, aš turiu visus atsakymus. Okay, can we just stand Dabar tiesiog atsistokite. and I would ask the priest to give us a final blessing. Ir sako, aš dabar prašysiu kunigo, kad jisai mus palaimintų. Viešpats su jumis. Tai palaiminęs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.